Sveiki. Kai yra kalbama apie sporto režimą, mitybos režimą, treniruočių režimą, miego režimą, prie šitų temų labai dažnai priklijuojama, prilipdoma ir motyvacija. Ir aš šitą dalyką esu girdėjęs ne iš vieno sportininko ir pas savo kailiu esu tai patyręs daug kartų. 20 metų esu tai patyręs, kad jeigu sportas remtųsi motyvacija, tai sporto ko gero iš viso nebūtų, sportininkų nebūtų ir sportinių pasiekimų nebūtų. Kiekvieną kartą, kai ruošiuosi varžyboms, aš turiu motyvacijos tai daryti tuo metu, kai priimu sprendimą dalyvauti varžybose. Ir pirmas 2-3 savaitės, po pirmų 2-3 savaičių jau atsiranda rutina, nes visą laiką darai tą patį, per tą patį. Paskutinį mėnesį, kartais pusantro ir kartais 2 mėnesius, iki varžybų, iki finalinių varžybų, ypatingai jeigu sezonas būna ilgesnis, motyvacijos iš viso nebūna. Būna tik tai disciplina ir užsibrėžimas pabaigti tai, ką esi pradėjęs, ir tu lauki, kada tai pasibaigs, tu skaičiuoji dienas ir kartais galiausiai paskutinę savaitę skaičiuoji valandas, kada tai pasibaigs, kada vėl galėsi pavalgyti, kada galėsi atsigulti, miegoti, nejausti alkio tuo metu, kai miegi, ir išsimiegoti. Tuo metu nebūna motyvacijos. Didžiąją laiko dalį motyvacijos nebūna, ir tikėti motyvaciją ir tikėtis, kad motyvacija padės, išgelbės, yra tas pats, kas pasitikėti paauglišku įsimylėjimu, kuris kelias savaitės tęsiasi. Tai ne motyvacija, tai disciplina. Jei jums ši informacija, kurie čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio, treniruočių, mitybos, maisto papildų, motyvacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribui platformoje, pačioje dalinuosi nuorodą, kur yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą, ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti. Ir tai padaryti galite per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspavliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.